Sveiki draugai, sveiki žvėjai, čia žvejybos laikas. Na kągi, trumpam išlėkiu prie Minijos. Bandysiu pagauti šlakį, vanduo dar labai aukštas. Jau, sakykim, krenta į vidutinę vandens lygio liniją pagal mane. Ir greitai visur bus gaudama. Šiandien važiuoju aukščiau Gargždų. Bandysiu prasieiti trumpam, pagauti šlakį. Vakar mėčiaus, norėjau ir į jūrą, ir visur, žodžiu, iš vis nežvėjau. O šiandien jau tiek to, prasieisiu 3-4 valandas. Pamėginsiu gauti kibimą prie aukšto vandens. Vakar kolega vaikščiojo ir iššovė, kiek žinau, 79 cm šlakį arba lašišą. Pagal mane tai buvo šlakis, bet pagal jį lašišą. Na, uodegos nenufilmavo tiksliai, tai sunku pasakyti. Tai, sakykim, palikim tokį ant klaustuko, bet žuvis tikrai didelė. O dabar ką, lėkiu, bandysiu sugauti tas. Pasubscribe žvejybos laikas YouTube kanalo, didelis dėkui tau. Nu, mes pavasarį gaudom tas, kas kimba. Šlakis yra viena mano mėgiamiausių žuklių. Daug jau dienų nebeturiu. Tai vat, gal ir baltą žuvį kokią dieną sugalvosiu. Kol kas balta dar su kokia kimba, netaip gerai prašyla. Pirmieji metimai. Prie aukšto vandens reikėtų juos mėtyti tankiai. Dar yra aukštas vanduo, bet aš pasirinkau tokią posūkių tiesiąją pradžiai. Čia yra sėklis dar vadinamas. Lyguma tokia, nelabai kur šlakiai dažniausiai būna slėptis. Tai matom kitoj pusėje šakas, vat. Čia šakas ir bandom mes išlaikinėti kuo ilgiau tą woblerį. Nuo vieno kranto iki kito. Ilgai gal nemėtysim taip, stengiamės. Taikliai gerai paduoti, skandinti ir išlaikyti. Kibimas turėtų būti per viduriuką dažniausiai, kaip ir būna. Dabar žudėjau šis timoną. Jisai nesimakaluoja taip stipriai sarvėjai. Aišku, jis neužneria jisai tiek giliai, kiek reikėtų, atrodo. Bet nesilaik reikia iki dugno nardinti. Matomumas jau tikrai geras. Tai dar geresnis bus. Bet vis tiek reikia ryškesnių masalų, nes vandens skaidrumas dar nėra pats geriausias. Kol kas praėjau apie 300 metrų kažkieno pėdom nieko. Bet aš tikiu, kad dar bus. Dabar taip, kaip žvejoti pavedimas. Na, metame taip. Ir aš maždaug taip daryčiau. Jeigu nežinot kaip žvejoti, kiek ten tų metrų nuo savęs mesti, tai meskit taip. Pažiūrėkit, koks vandens skaidrumas. Jeigu matosi ten pusmetrį, tai kas pusmetrį meskit. Jeigu matosi metras, kas metrą galit mesti. Ta vėduoklės principą. Ir jūs metat, paskiau pasiekėt, kiek jau gali tolimiausią tašką ir išlaikinėjat. Žuvis kibs vidurys, trečdalis, mūsų trečdalis. Jeigu jau matot, kad valas ten į krantą daužės, jau viskas. Ten tik tais nedvent lydeka netyčia užkibtų. Dažniausiai taip yra. Ir viskas. Ir jau jeigu matot, kad ten užsikabins, ar geriau pasaugot tavo wobleriuką. Aš čia labai daug kas lemia. Štai va, pavyzdžiui, numečiau prie to krūmo, užskambinau. Viskas, laikom. Tikimės, kad va, iš po tų krūmų kažkur užsislėpęs, ten užsrovės, ar vidury gulės, šlakys aktyvus ir dės bankė. O bankė būna stipriai iš tikrųjų. Jau pasijaučia tikrai, kada būna stiprus kibimas žuvies. O, matau vieną woblerį kitam krante net užkabinta. Kažkas į medžius įmetė. Na, va, ir čia labai super taip srovė. Neneša to woblerio. Labai geras kampas išlaikinėti. Tai jeigu ir išeina išlaikyti, išlaikykit kuo ilgiau. Ypač rudam vandenį. Nes kuo ilgiau zonui bus, tuo labiau išerzins. Nereikia sukti greitai. Sukam rankinėlį tada, kada wobleris sulėtina savo darbą. Jaučiam, kad dingsta darbas, tada prisukam
Šiek tiek paduodam tą rankenėlės pasukimų, vėl jam jėgos užsivesti. Ir stengiamės išlaikyti monotoniją. Bet to pačiu ir išlaikyti kuo ilgiau toj pačioj vietoj. Čia mačiau kažkoks yra zacepas štai toj vietoj. Kažkas vidury išėjo ratalas, tai vat. Visokiose tokiose vietose šlakis turiu kur pasislėpti. Paėmiau. Žiūrėkit kokia stiprumo jis. Dėjau ryškalus, neėmė. Sakau, reikia pamėginti auksiuką uždėti su raudoną. Ir štai gražus šlakis. Ir yra 70. Tikras gražuolis. Na kągi. Šten triuko, kas tvėrė man staigiai. Jėgos tikrai turi, matas. Deadlockas išerzina. Gal 105, gal 7, bet toks gražus visas baltas jau. Tik. Tik arčiau manęs. Kaip šitas šakos man sufis. Apa. Gražus šlakis. Viskas paima. Apa. Štai, tikras gražuolis. Pareik kažkur išeiti iš čia. Nekrintant į patogesnį biškį vietą. Tikrai įmytės, storas. Va toks va. Matosi dėlės, neaktyvus. Bet gražu. 70 cm šlakys. Nežinau, kur čia jį paleisti. Manau, taip ir paleisim. Varyk. Nu, atrodo, kad jūrinį būčiau pagavęs. Toks draskas, aišku, čia nėra jūrinis. Bet jėgų tikrai turėjo. Dabar svarbu rankas kažkaip nusiplauti. Įkantant. Tai va, žuvis tikrai aktyvi. Nėra, bet pataikysiu spalvelę, viską makt. Žodžiu, pramėginau raudongalvį. Pramėginau visas ryškės spalvas. Vanduo jau matau, kad yra į drumstumą, bet jis skaidrėjantis. Matau, nieks nejudina, nieks nepasikeičia. Gerai gavau, tiek to. Bandysim dėti auksiuką. Antras metimas, toks makt ir matėt kokios žvakės, kokios kovos. Pavasarinis šlakis. Tikrai frikcijos negali užsiveržti visiškai, nes gali ir nutrūkti. Bet buvo smagu. Nu ką, dabar pažiūrėsim kiek valandų, gal dar kažkur praeisim. Tiek karšta, kad jau su kombinezonu šlapės. O, plūdė ant medžio radau, kažkas plūdė žiūrėjo, bet nereik plūdės. Nu, žodžiu, viena žuvis per, kokie 1,5 kilo. Ne kažką, bet taškelį žuvį iškarpščiau. Dabar važiuosim šiek tiek žemiau, bandysim ne taškuose ir žiūrėsim, kaip man dabar seksis. Gal rasiu naujų taškų, galbūt ir žuvį sugausim, vėl kitą. Bandysim biškį natūralesnėm spalvom. Visgi matau, kad jiem ryškalų matyti nereikia. Reikia išblizginti, išnervinti. Tai tokie kaip deadlockas, kaip matot, yra aišku iš kitų spalvų, kaip timonai, panašiai. Turi auksas spalvelį. Auksas pasilaik
lempinė saulės veikia. Čia nėra lempinė saulė, bet vietomis išlenda saulytė ir kada jisai plaukia, jisai mirksi, dažnai tą spalvelę išjudina šlakiuką. Nu ką, dabar sėdam į mašiną, lekiam žemyn ir dar porą valandėlių praeisim ir pažiūrėsim, kas dabar. Nuoja, sutulį, nuoja šlakys. Dėl šitos vietos ėjau ir pys-kibimas per vidurį. Ir nuoja, nepasikirto. Blinda, tokia nepatogi vieta. Gal dar yra kur nors. Ėjau. Norėjau eiti namo, sakau, o, šita vieta turi būti. Ir ką tik kibimas per patį centrą. Stukt, pakirtau, palaikiau nedidelį šlakį ir... Ką tik vienas išėjimas čia, kitą mačiau čia. Pasirodo, gali būti, kad yra nemažai čia šapalų aplink. Maniau, kad šlakis vakar čia turėjau kibimą. Bet jis nekartoja. Vieną kartą bum per voblį ir taip įdomiai pramušė. Ir nesėdo. O dabar bandau biškį užmėtyti vobleriukų. Bandyti pagauti šlakį vakarykštį, neaišku, kuris laikas. Bet visi kibimai, jeigu yra šlakio, yra pačiam centre. Ir ką tik mačiau žuvies. Judesi išėjimą į paviršių. Galbūt tai šlakis, galbūt tai šapalas. Šlakiai tikrai aktyvus, jų yra daug. Kimba jie gerai. Bet reikia jas rasti. Šapalas. Ach, tu velnias. Rupūžiuks. Prieš tai čia kibimo šlakė buvo, dabar šapalas. Naktį gal šlakys bus. Šapalas, ne? Nu, tai šlakis šapalas paėmė. Ir nuoja šlakys. Tokį gerą buvo įkinkęs jo. Blin. Uždėjau natūralką, pratraukiau nieko. Uždėjau ryškalą. Kai šovė pasikabinės jau buvo ir nuėjo. Va taip va. Antras kibimas, vienas buvo prisilietimas. Nesėda. O dabar ant viduriuko, ant ryškaus vobleriuko šešetuką buvau įkinkęs. Jau buvo ant kablių pasėdęs, bet jau buvo geras šlakys. Ir nuėjo. Nu, žodžiu, taške buvo žuvis, bet nepavyko ištraukti. Ai, kaip gerai buvau pakinkęs. Gerą žuvį tikrai. Jaučiau palei pasispardymą. Manau, to ir baigsi žūklę. Kosminis vėjas, meti į vieną pusę, skrenda į kitą. Vobleris susimetinėja. Žodžiu, įvairius bandžiau. Radau dar vieną voblerį. Kad tu blemba sulaužys dar ką nors. Kibimų daugiau nesulaukiau. Matytas vėjo pasikeitimas į šiltą ir dar toks uraganinis, šlakiui ne į temą. Gal vakare šiek tiek jis sujudėtų prieš temstant. Dabar jau pavasaris, tai jie ryte vakare labiau. Mačiau šiek tiek varlių. Gal jau varlių priryja. Gali ir tai būti. Jeigu daug varlių vandenį, tai jiems maisto, kaip sakant, jau pakanka. O kaip matėt, vieną, kurį pagavau, tikrai buvo atsišėręs.
stiprus. Ir jam visai, kaip sakykim, jis buvo su dėlėm, aš jį išprovokavau, bet matyti šlakiai guli, sotus ir jiems nelabai įdomu. Plius vandens jau mažėja akyse, skaidrėja, ypač čia, kur jau sekliais varuožas, kaip čia matosi, kad jau tikrai geras vanduo. Tikrai dar yra tų didelių šlakių.